Nuo šio ketvirtadienio rubrikoje Knyginėjimai trumpai kviečiame pasinerti į literatūros pasaulį kartu su Delfi kultūra redaktore Jūrate Žuolyte, kuri pristatys apdovanojimais įvertintas knygas suaugusiems, nuo jautrių istorijų iki intriguojančių pasakojimų. Na, šį kartą čia bus visko. Sveika, Jūrate. Labas, Karnelija. Tai kodėl būtent šios 5 knygos? Tai jos tokios yra tikrai, kaip ir pati sakė, jau pastebėtos, įvertintos apdovanojimais, skaitytojų pasaulyje jau pamėgtos, o dabar prieinamos ir tiems, kas nori skaityti lietuvių kalbą, tai tokios, tiesiog knygos, į kurias verta atkreipti dėmesį. Tai jau žinau, kad nori pradėti pasakoti mums, kas ten jų viduje slypi. Tai pradėkime nuo Mirtingieji. Taip, šitą knygą Mirtingieji, iš tikrųjų mes apie ją kažkada jau trumpai kalbėjome, bet man noris irgi dar kartą prisiminti ją, nes irgi tokia Suomijoje ji tapo tikra sensacija, sėkmingiausių bet kada buvusi Suomijos debiutu, išversta į daugybę kalbų. Tai yra tokios Idos Turpinen knyga Mirtingieji, kuri mus nukelia į kelionę tokią per 3 amžius. Ir yra 3 skirtingos istorijas, kurias visas susiję toks netikėtas gyvūnas kaip jūrų karvė. Ir bet viskas čia pasakoma tiek apie žmogiškąją prigimtį, tiek apie rūšių išlikimą, tiek apie tai, kaip mes elgiame su gamta, apie mūsų žinių troškimą. Tai viskas prasideda nuo to, kad yra tokia ekspedicija, kuri bando atrasti jūrų kelią iš Azijos į Ameriką, ir jiems kažkaip tai, pasiklysta, jie neranda to kelio, bet atranda tą jūrų karvę. Ir tai toks netikėtas gyvūnas. Egzotiškas. Taip. Ir jeigu taip, kadangi neturim daug laiko labai plėstis, tai maždaug po 100 metų jau visai kitai Aliaskoje atvykęs gubernatorius naujas bando įsitvirtinti, labai atšiauri aplinka, labai sudėtinga. Jam reikia išlaikyti savo šeimą, išlaikyti savo tokią, turinčią tam tikrų problemų seserį. Ir irgi jam tokia irgi paskirta užduotis atrasti tokį jau tapusią kaip mistinių gyvūnų tą jūrų karvę. Ir jam tenka aiškintis, ar ji ten iš viso yra, ar nėra. Ir galiausiai, dar 100 metų į priekį mes jau patenkame 20 amžiaus vidurį į tokį muziejų, kur irgi bandoma jau restauruoti tos jūrų karvės kažkokios galbūt likusius griaučius. Ir ten taip pat yra užsimenama ir apie tokius, ir moterims kylančius sunkumus moksle. Ir visą tą, būtent rūšių išsaugojimą, išlikimą. Tai tokia, ir tiems, kam įdomu gamta, kam įdomi mokslo istorija, tokia labai daug tų detalių turinti knyga, nes ir pati autorė, ir jinai užaugus, jos mama buvo mokslininkė, tai jinai turi ir pati ir mokslininkės išsilavinimą, tai tikrai labai įdomi tokia daug žinių suteikianti knyga. Tai ta jūrų karvė tikrai apipinta labai daug skirtingų temų. Keliaukim prie antrosios. Taip, čia bandysim neišgriauti mūsų šitą visų knygų labirinto. Tai Gervės skrenda į pietus, Lizos Ridzen knyga. Tai čia ką tik buvome Suomijoje, o čia yra metų knyga Švedijoje ir to Waterstones metų debiuto nominantė. Tokia labai jautri knyga apie tokį seną vyriškį kuris gyvena mažame namelyje, turi tik vieną tokį likusį jam seną draugą, su kuriuo susiskambina ir turi savo šunį, Sikstaną, kurį be proto myli. Ir, kadangi jis jau tikrai yra labai garbaus amžiaus, Švedijoje ilgai gyvena žmonės. Taip, bet, jos sūnus, nori iš jo tą šunį atimti, nes mato, kad, jau sudėtinga, kad galbūt jis nebesugeba to pasirūpinti, galbūt visiems tai bus paprasčiau. Ir štai tas nusprendžia, pasipriešinti tokiam sūnaus sprendimai, nes jam tas šuo, knygoje papasakoma irgi, kodėl būtent tas jam ryšys su tuo šunimi toks svarbus, bet to, kad mes, kas augina šunis, visi žinome, mes visi mylime savo šunis, bet visi ryšiai su šunimis yra svarbus. Bet ten yra netgi ir dar gilesnė istorija apie tai yra apie tą draugystę su šunimi. Ir apskritai man čia apie tokį, apie tą senėjimą, apie tą tokį labai jautriai papasakojimą, tą santykį su savo vaikais, ką daryti, kaip priimti tuos sprendimus, kurie kartais labai skaudus, kur, kai matai, kad galbūt žmogus, kuriam tau rūpi, kada tu dar gali spręsti už jį, kokią teisę tu turi spręsti už jį. Tai tokie labai jautrus tikrai klausimai, ne tik tiems, kas augina šunis, apskritai visiems, kurie, kas sprendžia tuos klausimus su savo galbūt vyresniais šeimos nariais ir panašiai. Labai skamba aktualiai, sakyčiau. Dažnai mes apie tai viešumoje galbūt ir nekalbame apie šią problematiką, bet ji egzistuoja praktiškai kiekvieno iš mūsų šeimoje. Taip, ir čia irgi daug yra tokio apie nesikalbėjimą,
apie tokį, kai žmonės, iš tikrųjų vienas kitam rūpi, bet galbūt nemoka to pasakyti, tai, tokia tikrai labai jautri ir galbūt, perskaitys ir norės kam nors padovanoti irgi ir pasikalbėti paskui apie tai. Labai gražu. Keliaukim toliau. Taip. Toliau tokia čia šitų atsineštų šį kartą storiausia, mano tokia knyga, Betty Tiffany McDaniel knyga, istorinis romanas. Tai toks, irgi labai... Vėlgi, čia, iš tikrųjų visos knygos tokios labai jautrios šį kartą. Apie tokią merginą, taip čia visur pavadinama indieniukė, tiksliau netgi mergaitė maža, kuri gyvena Amerikoje, ji taip turi indieniškų šaknų, jinai gimusi mišrioje šeimoje ir, iš to išplaukia labai daug dalykų. Ir kaip jos bendruomenė nenori priimti, kaip jos tėtis moko ją išsaugoti savo kultūrą, bet jai tai iš tikrųjų yra sudėtinga, nes tada jinai sulaukia daug kažkokių tai arba pašaipų, tai čia apie tokias labai savo tapatybės išsaugojimą. Ir taip pat yra, iš esmės, labai daug feminizmo temų turinti knyga, nes čia toks šalia, kaip ir rašė netgi irgi kažkas, kad tai yra šalia ir skausmas ir grožis, ir iš tikrųjų turbūt tai yra taikliausias apibūdinimas, nes čia yra labai daug, ir tas tėtis jį visada pasakoja gražias istorijas, vis aiškina, prikuria kažkokių tai fantazijų, ir apie tą gamtą, ir apie šiaip gyvenimą, bet šalia yra ir tokios skaudžios labai paslaptis, yra ir smurtas, yra seksualinė prievarta, yra rasizmas tas pats. Tai tokie, kur visada žengia kojam ir labai skaudus dalykai ir labai gražus. Ir ta mergaitė, jinai atranda, kad rašydama ji gali galbūt kažkaip tai, pabėgti tam tikrą prasme nuo realybės, galbūt kažkaip tai savotiškai spręsti tas savo problemas, ar bent jau su savimi susitarti ir taip pradeda jį rašyti ir kaip jai visą tai sekas, tai tokia ir graži, ir liūdna istorija. Toks kaip atsakymas, ką daryti, kai aplinkoje chaosas, tai visada galima bėgti į savo džiaugsmą, savo laimę. Kažkokį ten galbūt taip, netgi ne tiek džiaugsmą, bet jinai išrašiusi, ji tiesiog pajaučia geriau, kažkaip pasijaučia geriau ir kažkaip tai, visų problemų nepavyksta išspręsti, bet kažkoks toks jos štai būdas. Bet toks jau tas gyvenimas, kaip pagalvoja. Puiku, labai gilu. Toliau. Dar vienas bestselleris. Taip, šita knyga, Alice Winn, knyga In Memoriam, taip jau tai yra Sunday Times bestselleris, tai yra sulaukusi daugybės komplimentų ir iš kitų žinomų rašytojų, kaip Hamnet autorės Maggie O'Farrell knyga ir tokia, chemijos pamokas autorė Bonnie Garmus labai gyrė šią knygą ir iš tikrųjų ne veltui. Tai tokia, aš vėl sakysiu, jautri knyga, nes tikrai jos visos jautras. Tai net ir pavadinimai kažkaip šiek tiek turi panašumų su pirmąja. Taip. Tai čia nukelia mus į Pirmo pasaulinio karo pradžią į Angliją, kur yra vaikinų jaunų koledžas, jie visi tuo pačiu metu mokosi, bet jau pradeda vis daugiau jų arba pašaukiami karo tarnybą, arba patys užsirašo savanoriais ir vis laiks nuo laiko jie skaito savo koledžo tokį kaip ir laikraštį ten žuvusių jų vardus, bet jiems tai atrodo lyg kažkas tai tolimo, kad čia jiems atrodo kaip tas karas, kaip nuotykis. Ir visam šitam veiksmo centre yra du vaikinukai, kurie, be to, kad visos šitos jau karo aktualijos, jie jaučia vienas kitam trauką, bet, tais laikais tai yra, nepriimtina ir jie bando kažkaip tai nuo to jausmo labai bėgti. Ir vienas iš jų, jisai vienas dalykas, kad jisai, nežino, kaip išsisukti iš situacijos, kad jaučia trauką savo draugui, ko neturėtų, bet to jį visi taip pat irgi labai kažkaip bando šiek tiek pašiepti dėl jo vokiškų šaknų, jisai nusprendžia irgi išeiti į karą. Bet, po kiek laiko ir štai šitas jo draugas taip pat jį atseka ir į apkasus, ir tada matome ten tą visą karo realybę, kur jie, tikrai suvokia, kad tai nėra kažkoks tik tai nuotykis, tai nėra kažkas gražaus, kaip yra viskas baisu, tai, tikrai tokia vėlgi, ir graži, ir liūdna knyga. Ir keliaukime prie paskutiniosios, jau matau, kad ir laiko. Taip, tai tada labai greitai. Mes čia. Tai yra trileris, Alice Nugent trileris, Keistoji Celė Diamond, toks nestandartinis ir vėlgi apie tai, kad irgi yra mergina, kuri gyvena tokį keistą gyvenimą, tik tai su tėčiu ir ji tokia yra, neturi socialinių įgūdžių, nes iš esmės visą gyvenimą gyveno tik su juo. Tėtis miršta, ir kadangi jis jai buvo pasakęs, kad mane ten tiesiog išmes, ji kadangi visą gyvenimą paraidžiui klausė tėčio, taip ir padaro, kyla didžiulis skandalas, ir žodžiu, viskas nuo to prasideda ir ji pradeda dar gauti keistus laiškus iš žmogaus, kuris sako, kad tavo vaikystė nėra tokia, kaip tu galvojai. Ir viskas įsisuka ir ji daug sužino paslapčių apie save, išeina į gyvenimą, pradeda bendrauti su kitais, mokosi prisitaikyti pasaulyje iš
naujo. Na ir čia tokia ir humoro yra, nes jinai tokia, na, vat, kaip žmogus, kuris visą gyvenimą viską, na, kaip sakoma, taip tiesiai ir supranta, ir pats sako, kas ant liežuvio galo. Ir tai labai tokia, na, tuo pačiu ir pasijuoksit ir bandysite suprasti, kas ten visgi įvyko. Na, skamba kaip visos labai labai netipinės, originalaus scenarius, na, originalaus turinio knygos. Taip. Ačiū labai už tai, kad atsinešiai, na, tikrai ir atrinkai mums tai, kas geriausia. Ačiū tau.